Sveiki visi, tai šiandien video bus apie antakius. Parodysiu, kaip aš dažniausiai darausi savo antakių ir kokia yra mano antakių rutina ir kaip iš savo nevienodų antakių pasidarau tokius gan panašius antakius. Ir brėšiu antakius su savo mėgstamiausiu Inglot geliniu pravedimu, numeriukas 16. 16 tai dėl to, kad visiškai atitinka mano plaukų šaknų spalvą. O antakių spalva turi būti tokia, kaip jūsų plaukų šaknų spalva. Kadangi praeitam video pamačiau, kad kalbu labai iš tikrųjų lėtai ir tyliai, tai šiandien darysime kitokį video variantą, pabandysiu įrašyti garsą ant viršaus, na ir pasižiūrėsime, kas gausis. Tai jeigu norite matyti, kaip aš pasidarau savo antakius, kaip juos pasibrėžiu, kaip pasikoreguoju, tai žiūrėkite toliau. Kaip matote, mano antakiai yra visiškai skirtingi, vienas auga ratuku, kitas auga tiesiai. Ir bam, vienas antakis padarytas, atrodo gerai. O kitas dar ne. Tai pradėsiu nuo antakių prašukavimo, antakių plaukelius prašukuoju visada į viršų, kad matyčiau antakio apatinę liniją. Tada imu Inglot gelinį pravedimą 16 numeriuką ir Inglot kirstą šepetuką 31C ir pasiemu produktą. Pradžiai užpildau tiesiog antakį, kad matyčiau jo liniją. Tada brėžiu tiesią liniją nuo antakio pradžios, ties apatiniu antakio kraštu iki antakio linkio ir tada nuo linkio tiesią liniją iki antakio uodegėlės. Ta patį pakartoju ir su viršutinė antakio dalimi. Tiesi linija iki aukščiausios antakio vietos ir tiesi linija nuo aukščiausios antakio vietos iki antakio uodegėlės. Tada kiek liko produkto, tiesiog užpildau priekį. Lengvai, tokius dirbtinius plaukelius padarau ir prasklaidau. Imame antakių šakeles. Ir viską labai gerai iššukuojame. Koncentruojasi labiausiai ties antakio priekiu, dėl to, kad noriu, kad mano antakis atrodytų kaip ombre. Efektas būtų nuo šviesiausios iki tamsiausios dalies. Tada vėl pasiemu truputį produkto ir ten, kur per daug prašukavau, tiesiog užpildau viską. Ir vėl viską prašukuojame, kad būtų viskas labai gražiai ir pereitų gražiai spalvas. Tada imu konsilerį, naudosiu Catrice Camouflage ir Gosh konsilerio šepetėlių 015 numeriuką. Ir brėžiame tiesiog tiesią liniją ties antakio apatinę dalimi. Ir viską labai gerai prasklaidome, kad nepaliktumėm tos tiesios linijos. Ta patį pakartoju ir su viršutinė antakio dalimi. Ir nepamirštame visko labai gerai prasklaidyti. Tada sužiūrim, ar uodegėlės yra vienodose vietose, ar mūsų antakiai abudu yra vienoj ašyje. Tada imu tiesiog dramblio kaulo spalvą, šiandien naudoju iš Sigmos paletės Sugar Milk ir dedu su Valerie D teptuku D10. Ir štai mūsų antakiai gražus ir padaryti. Tai tikiuosi, kad patiko šis trumpas greitas video apie antakius ir iki kitų susitikimo.